tamsta. Dėdukas? Koks čia kaimas? Tai iš ryto buvo Antagavė. Tai man kaip tik to ir reikia. O kur čia gyvena Barzdonas Bratka? Nu tai senai nesašiai. Tai čia jūs parašėt pareiškimą, kad jūs kaimynas reketuoja? Ну шить, мана pareiškimas. Bajobra nemožna apskyst. Jau 10 liet su kaimynu vajujamės dėl žemės ir niekap nesbaigia. Anoj nedėliai mano matininkas sumatavo visakų papraudė, kaip aš sakiau, ką parodžiau visakų, gražiausiai. Tai kaimynas pradėjo rėkt, kad aš jo žemės 2 metrais per daug kasijėmiau, Na ir ką? Ką? Nu tai, sakė, jeigu kuolų nepersikelsiu atgalio, tai šiandien ateis ir mano kiemį susidegins. Kaip tai susidegins? Nu, va, pamatysi. Atsineš kanistrų benziną, apspils ir asikurs. Tai tu, bratamis, tą dabok, kad par mani kiemį šitokių dėlų nebūtų. Kad nebūtų. Man dėdas jau ateina. Tai jūs, dėdukas, savo ramiai, čia būkit. Aš būsiu pasaloj. A jūs man duosit kokį nors ženklą? Kakį ženklų? Nu, kukuokit. Ar ką? Dar ką nors? Bratka, sveikas. Ateinu, kaip žadėjau. Va, matai? Ateina su kanistru, kaip jis sakiau. Nu tai laisk vidun, kutuce stovi. Nu, kuku stoviu, kuku. Stak! Rankas aukštyn! Mes kanistrą! Nu? Benzinas? Nu tai ką dabar, nu? Kas nu? Taigi skalnas buvau. Va, Barzdonas sakė kiaulai skers ir paprašė atnešt cvilint. Neprauda. Ne Janas man skalnas, ne aš kiaulai skerdžiu. Ne. Kap, taigi... Pilieti, ar teisybė, kad praėjusią savaitę tarp jūsų buvo konfliktas dėl žemės? Žinioj. Taigi Janas atsivarė savo matininkus. Jie atsimieravo žemės daugiau negu paložina. Ir dar reikia, kad šitam durniui išeina man gana bus. Ežu šitokį darbų, bro. Už tokius dalykus, pilieti, reikės atsakyti policijoje. A iš pradžių, dėdukas, tai važiuosim į psichuškę. O jum didelis dėkui ir kad padėjot užkirsti kelią nusikaltimui. Marš pirmin. Petrai, nešmierų. Pasistums medo 4 metrus priekin. Tam durniui gana bus. Ir dabar jau, kad durnas žinas ne tik mūsų kaimį, visoj parapijai.